Laba diena, mano vardas Mindaugas Tauskos, esu ORP pardavimų vadovas ir šiandieną kalbėsiu tema ODU naujos verslo valdymo sistemos privalumai. Visos prezentacijos metu galite uždavinėti klausimus, ir prezentacijos gale, ar pastebėjimus kažkokius prezentacijos gale, kiek spėsiu juos atsakysiu. Prezentacija turėtų trukti 20-30 minučių, ir po to jau kiek liks klausimam laiko, kiek liks. ORP yra įmonės NotBaltic padalinys. NotBaltic Lietuvoje pristato išskirtinius programinius sprendimus tiek namų vartotojams, tiek įmonėms, atstovaudami žinomų gamintojų sprendimus, ne tik juos tiekime Lietuvos rinkai, bet ir patys jais naudojame. Verslo valdymo sistema ODU įmonėje naudojama nuo 2009 metų pabaigos, šiandien ją siūlome jums. 2011 metais įmonė įkūrė ORP skyrių, kuris yra atsakingas už ODU plėtrą Lietuvoje ir kitose šalise. ORP yra oficialus ODU partneris nuo 2011 metų. Glaudžiai bendradarbiaujam su gamintojų ir partnerių bendruomenė, kurią sudaro virš 500 partnerių visame pasaulyje. Pagrinde dirbame su Lietuvos, taip pat Latvijos, Baltarusijos ir Ukrainos rinkomis. Dirbdami vadovaujamės ODU verslo logiką ir siūlome tik aukščiausios kokybės paslaugas. Kadangi dirbame su keliomis verslo valdymo sistemomis ar individualiais programiniais sprendimais jų kūrimu, galime pasiūlyti jūsų poreikio analizės, sistemos parinkimo, programavimo, diegimo ar nuomos jau čia priklausytų nuo to, ar sistema stovės mūsų serverį ar jūsų, konsultacijų, mokymų ir be abejo palaikymo paslaugos. ODU yra atviro kodo verslo valdymo sistema. Sistemos kūrėja yra Belgijos kompanija, kuri šią sistemą nuolat tobulina ir atnaujina. ODU siūlo įvairius verslo poreikius atitinkančius modulius, pradedant klientų valdymu, pirkimais, pardavimais, gamyba, sandėliu, projektais ir baigiant tuo, kad web puslapių kūrimu, apie ką šiandieną plačiau ir pakalbėsiu. Prie ODU modulių kūrimo gali prisidėti visi ir įsidalinti su ODU bendruomenė, kurią, kaip jau minėjau, sudaro virš 500 partnerių ir yra skaičiuojama, kad ODU modulių yra prikurta virš 3000, tai galite patys suprasti, koks platus spektras. Šią sistemą galima lengvai pritaikyti atsižvelgiant į kiekvienos įmonės veiklą ir jos poreikius, nes dažniausiai įmonės vadovaujasi individualia verslo logika. ODU 8 versija turi virš 500 patobulinimų. Gamintojas norėjo sistemą tobulinti ta linkme, kad vartotojai dirbtų efektyviau ir praleistų mažiau laiko prie kasdienių darbų. Šiandieną jūs supažindinsiu su puslapių kūrimu, elektroninė parduotuvė, darbuotojų atranka, pasiūlymo siuntimo. Taip pat parodysiu, kaip paprastai kelių mygtukų paspaudimu galima ieškoti reikiamo modelio, jį įsidiegti ir pradėti naudotis. Tai daugiau laiko šios prezentacijos metu skirsime web puslapio kūrimui, tai yra naujausia ODU išvystyta technologija ir prikurtų daugybė modulių. Puslapio kūrimo modulius. Tai puslapio kūrimo platforma buvo kuriama ne programuotojams, bet vartotojams, todėl vos kelių mygtukų paspaudimu sukuriamas puslapis. Nuėję Content skiltį, mes tiesiog paspaudžiame New Page, rašome puslapio pavadinimą, tarkim tai bus Show, iš karto manęs klausia, ar įdėti į meniu kontrolinę panelę, spaudžiu Continue. Na štai, viskas, naujas puslapis yra sukurtas. Man tik tais ką dabar lieka, tai sutvarkyti patį puslapį, kad jisai atrodytų taip, kaip aš noriu, kad jisai atrodytų. Tai tam yra skirta Edit skiltyje blokų juosta, kurie galiu rinktis įvairiausius skirtingus blokus ir iš jų susidėlioti man tinkantį puslapį. Tarkim, dedu vieną iš blokų, drag and drop principų, tai yra pasiemu ir nutempiu tą vietą, kurioje turi tas blokas būti. Labai paprastai galiu pasikeisti paveikslėlį, tarkim jau iš esamų paveikslėlių, išsaugau, štai paveikslėlis pakeistas.
Jeigu noriu, labai paprastai galiu pasikeisti background'e, tai kitam fone esančią spalvą. Taip pat tekstą galiu rašyti ir keisti čia ir dabar, nieko nereikia programuoti, kažkur lysti ar žiūrėti. Taip pat yra tokia juosta, kurioje tekstą galiu tiek paboldinti, pakreipti, pabraukti, padidinti, pamažinti ir panašiai. Tai visi įrankiai reikalingi sutvarkyti tekstą ir patį puslapį yra čia ir dabar. Jeigu, tarkim, paspausim insert block, paimkim features, tokį bloką, kuris susideda iš 4 skirtingų blokų, kur, man, tarkim, vienas nereikalingas šitas, aš galiu labai paprastai jį paimti ištrinti, kitus šiek tiek praplėsti. Na ir štai, turiu labai paprastai ir gražiai sutvarkytą puslapį. Tarkim, noriu pasikeisti čia paveiksliuką, paimu kitą, įdedu paveiksliuką, lygiai taip pat galiu trinti, keisti tekstą esantį čionais, taip toliau ir panašiai. Ir kaip jau minėjau, man nereikia niekur eiti į administracinę panelę, o darau visą tai tiesiai iš puslapio. Taip pat sukūręs, tarkim, puslapį, galiu paspausti mobilią aplikaciją ir pasižiūrėti, kaip jisai atrodys mano mobiliajame telefone. Ar jisai bus gražiai sudėliotas, ar jisai man bus patrauklus, tai nereikia imti savo išmanijo ir atsidarinėti to puslapį. Be abejo, jeigu aš esu programuotojas ir man reikia įlysti pasižiūrėti HTML kodą, tai galiu paprasčiausiai padaryti štai taip. Aš matau viso puslapio kodą, galiu jų keisti, kopijuoti. Visos tos funkcijos yra išlikusios. Taigi, taip paprastai vos per kelias minutės galima sukurti savo puslapį ir tam nereikia dizainerių. Tam nereikia programuotojų, o šį įrankį sukūrė taip, kad jis atrodytų gražiai. Tikriausiai žinote, kad dizaineriai mėgsta, kad būtų išlaikyta pusiausvyra, kad puslapis atrodytų statiškas ir išbaigtas. Jis taip ir atrodys. Nereikia nieko matuoti ar skaičiuoti. Nereikia vargti pradžioje su dizaineriu, vėliau su programuotoju, kad puslapis būtų sukurtas. Vos kelių mygtukų paspaudimu galite keisti savo puslapį be didesnio vargo. Kitas modelis, kurį jums norėčiau parodyti, tai darbuotojų atranka. Kiekviena įmonė turi darbuotojų atrankos skiltį, kurioje dedami visi darbo skelbimai. Jeigu ne kiekviena, tai dažniausiai. Tačiau pamastykime, kaip ilgai tai užtrunka. Jei jau nusprendėte ieškoti naujo darbuotojo, visą šią informaciją turite parašyti programuotojui, kuris prižiūri jūsų puslapį. Tuomet programuotojas kelių dienų bėgyje įdės skelbimą į puslapį. Na ir štai, skelbimas patalpintas. Be abejo, jeigu programuotojas samdomas iš šono, jums dar reikės štai susimokėti, tačiau nesaudu. Tvarkykite darbuotojo atrankos skelbimus patys. Aš jau sukūręs karjeros skiltį, kurioje mes matome visus darbo skelbimus, kurie yra jau sukurti. Ir labai paprastai galime sukurti naują, spaudžiu Customize, atsiprašau, Content ir New Job Offer. Na štai, kūrėme naują darbo skelbimą. Rašome ieškoma valytoja. Lygiai to pačiu principu, drag and drop, aš galiu įdėti tam tikrus aprašymus, nuotraukas ir panašiai, ko man reikia iš tos valytojos, ta prasme susikurti, kaip turi atrodyti gražiai tas pasiūlymas valytojai, sakykime, ne? Aš jau dabar esu Taip. Ir iš karto yra tokia skiltis, kurioje rodo, kad ar tas darbo skelbimas yra papublikuotas ar ne. Tai tarkim dabar rodo, kad nepapublikuotas. Aš nuėjęs į karjerą, kad kaip administratorius matau, kad tas darbo skelbimas yra sukurtas, tačiau jisai dar nėra paleistas. Na tarkim, aš esu sukūręs tokį gražesnį, ieškomas vadybininkas.
Atsidarau, matau darbo prašymą, reikalavimus, ką man įmonė siūlo. Na, tarkim, man visai pasirodo priimtina šitas pasiūlymas. Spaudžiu apply. Supildau savo vardą. Antanas. Noriu dirbti.lt. Telefono numeris. Kažkoks aprašymas. Galiu prisisekti CV. Na ir patvirtinu. Viskas. Darbo skelbimas yra išsiųstas. Standartiškai tai užtruktų, man atrodo, žymiai ilgiau, nes šitą darbo skelbimą išsiuntus gautų jį žmogus, kuris ieško būtent darbuotojo, gautų tą darbo skelbimą į elektroniniu paštu, tuomet jam reikėtų kažkur tai jį patalpinti, vieni naudoja Excelio lenteles, jeigu didesnės kompanijos tai naudoja kažkokius HR-ui skirtus modulius ar programas, kur susivedinėja visą informaciją apie savo darbuotojus, bet nesaudu. Labai paprastai tiesiog nuėjęs į administracinę panelę, į savo HR skiltį, Human Resource, tai žmogiškųjų išteklių skiltį, aš matau, kokios darbo skelbimai, kokie yra dabar sukurti. Juos galiu kurti net ir per čionais, nereikia man per puslapį kurti, tai jau čia nėra skirtumo. Na ir taip pat matau application skiltyje, į kokius darbo pasiūlymus reagavo būsimi darbuotojai. Tai matau, kad Antanas yra atsiuntęs naują pasiūlymą, aš jį galiu atsidaryti. Taip pat galiu tiesiai iš čionais parašyti Antanui žinutę, jisai gausi savo elektroninį paštą, jeigu jisai atrašys, aš gausiu čionais. Galiu prisekti tam tikrus nautus, tai yra sekti visą informaciją, ką aš bendravau su Antanu, kad nepasimirštų. Taip pat galiu pridėti followerius, tai yra kitus įmonės darbuotojus arba išorinius sistemos vartotojus, kurie galės sekti būtent informaciją su Antano ta atsiųsta aplikacija. Taip pat matau, kurioje stadijoje yra, tarkim, čia yra pirmas interviu, antras interviu, kontrakto pasiūlymas ir matau, kad pirmam interviu štai tiek buvo, antram interviu štai tiek, na ir vienam yra pasiūlytas kontraktas. Taip pat galiu dėliotis įvairius prioritetus, žvaigždutes, galiu pasikeisti spalvą, tarkim, na, į ką reikėtų man vėlgi kreipti dėmesį arba ne man, galbūt kitam darbuotojui dirbant su ta pačia programa ir būtent su ta pačia atranka. Elektroninė parduotuvė. Tai pardavimų modulių Odoo turi jau kelerius metus ir mes jau dabar galime kelti produktus į Odoo, naudoti kainoraščius, nuolaidas, formuoti komercinius pasiūlymus, juos siųsti klientams, vėliau išrašyti sąskaitas faktūras. Tai reikėjo platformos, kurioje visą tai matytųsi ir atsispindėtų. E-komercijos Odoo modulis yra tik priekinė pardavimų modulio dalis. Odoo kuriems labai patiko Apple elektroninė parduotuvė, todėl norėjo sukurti kažką panašaus. Ten viskas taip paprasta ir aišku ir nėra nereikalingos informacijos. Taigi, norim sukurti produktą, vėlgi mums nereikia eiti į administracinę panelę, be abejo galim ir per ten kurti, galim importuoti visus produktus, po to juos susikelti puslapį. Bet mums labai paprastai reikia tiesiog pridėti naują produktą į mūsų šitą elektroninę parduotuvę. Sakykime, tai bus muzikinis centras. Spaudžiam continue. Na štai, muzikinis centras yra sukurtas. Aš automatiškai galiu čionais pakeisti kainą, kokia turėtų būti, pridėti paveikslėlį, muzikinis centras. Galiu paveikslėlį netgi pasigūglinti. Taip. Na štai, viskas. Muzikinis centras yra sukurtas. Vėlgi, tų pačių drag and drop principų galiu įdėti kažkokią tai panelę, kur bus detalesnis aprašymas su daugiau nuotraukų, taip toliau ir panašiai. Tai vos kelių mygtukų paspaudimų mes sukūrėme naują produktą.
Vėlgi, jisai gali būti publikuojamas arba ne. Arba aš galiu paspausti Edit mygtuką ir tiesiai nueiti į šitą sukurtą muzikinį centrą. Sukurtą naują produktą. Atsidarius produktui yra toksai dalykas kaip kategorijos. Galiu, tarkim, naudoti kategorijas ir priskirti prie kompiuterių, laikrodžių ir panašiai. Vėliau tos kategorijos gali atsispindėti puslapyje, kad vartotojai lengviau susirastų, be abejo, ir kad mums būtų paprasčiau atrasti reikiamus produktus. Aprašymai įvairūs, taip toliau ir panašiai. Funkcijos realiai yra išlikusios tos pačios kaip ir 7 Odoo versijoje. Ir štai, man rodo, kad jis yra nepapublikuotas. Grįžtu į website ir galiu jį papublikuoti. Grįžtu atgal į parduotuvę. Na štai, muzikinis centras yra atsiradęs. Kažkodėl neprisidėjo nuotrauką, gal tiesiog save mygtuko nepaspaudžiau. Tikriausiai žinote, kad daugelis dabartinių elektroninių parduotuvių yra sukurtas Amazon principų. Tai yra prie kiekvienos prekės yra aprašymas, kaina, maža nuotraukėlė, na ir ten dar kažkokia smulki informacija. Viskas. Odoo siūlo naudoti, kaip jau minėjau, Apple strategiją. Tai yra gražios nuotraukos, viskas statiška, elegantiška ir prieinama paprastam vartotojui. Na, tarkim, jeigu dabar mes atėjome į savo elektroninę parduotuvę ir mes norime šią super turbo kompiuterį pareklamuoti. Man tai reikia paspausti Edit mygtuką. Štai čia pasikeisti jo dydį. Ir, tarkim, dar pridėti iš pardavimo, kad tai yra akcija juostelė. Viskas, vartotojas atėjęs į mūsų puslapį iš karto atkreips dėmesį būtent į šitą produktą, nes jam yra akcija ir jisai yra išdidintas ir padidintas. Matot, kaip paprastai ir gražiai kiti produktai aplink jį susidėliojo ir nėra kažkokios tai betvarkės puslapyje. Viskas yra gražu ir paprasta. Kita vieta yra pasiūlymo siuntimas. Ką norėčiau jums parodyti, tai praktiškai visos pardavimų valdymo sistemos turi galimybę siųsti pasiūlymus klientams. Jau nebenustebinsime nieko šito vietoj, tačiau norėčiau jums kai ką parodyti. Tarkim, sales skiltyje, quotations, tai yra pasiūlymų siuntimai. Aš kuriu naują pasiūlymą, kuriu klientui jau iš anksto, sakykime, sukurta, mūsų klientas. Pasirinku rinkinys vienas kaip template, tai yra laikrodis ir kompiuteris, jau suformuota pasiūlymą, sakykime, iš anksto. Spaudžiu save. Na ir kas yra visose ten pardavimų valdymo sistemose, aš galiu įsiųsti elektroniniu paštu, tiesiai iš sistemos mūsų tam klientui, jeigu yra nurodytas elektroninis paštas, arba galiu gražiai atsispausdinti. Taip. Na štai. Ir anksčiau buvo galima, kaip jau minėjau, sukurti pasiūlymą, jį atsispausdinti ir nusiųsti elektroniniu paštu klientui. Jis atrodo štai taip. Jis gražus, turi visą reikalingą informaciją, kiekis, kaina, įmonės duomenis ir panašiai. Tačiau argi nesinorėtų kažko daugiau. Nuo šiol su Odoo galėsite siųsti komercinius pasiūlymus su pilnais aprašymais, nuotraukomis, prieš tai juos minimaliai pakoregavę individualiam klientui. Tai, ką aš turiu omenyje, aš galiu paspausti skilti View Quotation ir mūsų pasiūlymas atsidaro štai taip. Klientas, nuo ko, informacija apie būtent mūsų laikrodį, kas buvo kurta apie laikrodį ir apie kompiuterį, visa ta informacija susidėjo į vieną pasiūlymą. Na, gal nėra dabar taip gražiai atrodyti, bet jeigu aš tikrai padirbėčiau su tuo, tai aš tą pasiūlymą galėčiau padaryti praktiškai tobulą. Čia apačioje matau kainas, matau klientas, tai yra atsidaręs, matys visas reikiamas kainas. Taip pat yra istorija.
Tarkime, klientas atsidarė šitą pasiūlymą, sako, man netinka kaina, tarkim, taškas. Ar galite ją sumažinti? Send. Na ir dabar aš kaip jau pardavėjas atsidarė savo siųstus pasiūlymus, quotations, paskutinis mano siųstas pasiūlymas, taip, šios dienos, 18 diena, mūsų klientui. Na va, matau, netinka kaina, ar galite ją sumažinti. Aš tiesiai iš čia vėlgi galiu parašyti ir klientas gaus prie pasiūlymo, matys visą informaciją, visą susirašinėjimą, kas yra bendrauta. Tai ne tik yra man kaip pardavėjai gerai, nes aš matau seku visą informaciją, bet ir klientui yra labai smagu, nes jisai mato viską, ką jisai bendravo, galbūt jisai gali pamiršti ir panašiai. Kas dar yra nuostabiau, tai aš matau, ko tikrai mažai kur surasite, kada mano klientas pasižiūrėjo mano siūstą pasiūlymą. Tai yra matau, kad mažiau negu prieš minutę, less than a minute ago, klientas pasižiūrėjo pasiūlymą ir su juo susipažino. Taip pat, jeigu klientui pasiūlymas tinka, ką jisai gali padaryti, jisai gali spausti, aš priimu šitą pasiūlymą. Tarkim, jisai mato, kad reikės sumokėti tiek, rašo Mindaugas, ir kas yra įdomu, jisai gali pasirašyti. Žinau, kad dabar naudoja DHL'as ir kitos kompanijos būtent tokį parašą ir jisai jo užtenka pagal visus įstatymus. Nežinau, kaip tiksliai Lietuvoje yra. Na ir kaip pardavėjas, aš vėlgi, kadangi klientas priėmė, aš nuėjęs į savo siųstus pasiūlymus, aš jau 18 dienos pasiūlymą nebematau. Kodėl? Nes tai yra jau formuojamas sales orderis. Štai, naujas sales orderis. Jį atsidarau ir matau, kad buvo patvirtintas kliento ir klientas net pasirašė, pridėtas jo parašas. Ką man belieka padaryti, tai suformuoti vaštaraštį arba sukurti sąskaitą faktūrą. Tai argi nenuostabu. Kelių mygtukų paspaudimu sukūrimas pasiūlymas, įsiunčiamas klientui, pasiūlymas gali būti patobulinimas ir pritaikomas pagal jo reikalavimus, tarkim, kas buvo kalbėta telefonu ir panašiai. Vėlgi, drag and drop principų galima pridėti papildomų laukų, papildomą teksto, kažką tai paryškinti ir panašiai. Nes kiek man tenka susidurti su klientais, kurie naudojasi įvairiais tokiais panašiais sprendimais, tai bet kokiu atveju vadybininkai sugaišta labai daug, jeigu jie nori sukurti teisingą ir tobulą komercinį pasiūlymą. Galime pagalvoti, koks standartiškai būtų toksai procesas. Tikriausiai klientas turėtų paskambinti ir sakyti, man reikia to ir to, jūs tada siunčiate pasiūlymą paštu ir gaunate atsakymą paštu. Taip pat elektroniniu paštu turite diskutuoti, man reikia daugiau, mažiau, kaina per didelė, taip toliau ir panašiai. Ar jūsų produktus atitinka tam tikrus standartus, kokie išmatavimai, kokia spalva. Pardavėjas turi viską aiškinti ir nekas geriau nei jūs, tai žinote, kad tai užtrunka valandas. Taip pat dažna bėda yra, kad pardavėjas nežino, ar jo siųstą pasiūlymą klientas atsidarė ir pamatė. Tai kaip jau minėjau, su ODU mes žinome, kada klientas pamatė pasiūlymą. Ir kas be ko, tai kur kas gražiau ir inovatyviau už paprastą PDF-inį pasiūlymą. Juk įvaizdis šiais laikais yra labai svarbus. ODU teigia, kad vien naudojant šį sprendimą pardavimai kyla apie 20%, nes vadybininkas gali paruošti ir įsiųsti žymiai daugiau pasiūlymų. Jie labiau prieinami klientui ir taip toliau. Argi tai nenuostabu? Nuo šiol jokių standartinių pasiūlymų, kurie atrodo nuobodžiai. Nudžiuginkite savo klientus moderniais, išraiškingesniais pasiūlymais. Taip pat pradėkite naudoti pagalbą gyvai funkciją, kurią nuo šiol turi ODU ir bendraukite su savo klientais online. Nustatymuose galima nustatyti, tarkime, kad jeigu mano klientas žiūri mano siųstą pasiūlymą, iššoktų toks kaip langas, angliškai pop-outas ir galėčiau su juo pabendrauti online. Štai yra online funkcija, kurioje aš matyčiau visus prisijungusius klientai, su kuriais galėčiau bendrauti.
Arba, tarkime, kai paleidome naują produktų liniją produktą, noriu pabendrauti su visais klientais, kurie būtent apžiūrinėja šį produktą ir panašiai. Taip pat, jeigu klientas sako, tarkime, kad turi bėdų, negali susitvarkyti, kažkas jam neaišku mūsų puslapyje, jis gali pasidalinti savo ekranu ir pardavėjas galės ne tik matyti, bet ir kontroliuoti jo kompiuterį. TeamViewerio principas, jeigu žinot. Ir nieko nereikia instaliuoti. Tik vienas paspaudimas ir turime prieigą prie klientų monitoriaus. Taigi, naudojant šį įrankį galima sukurti stiprią klientų valdymo sistemą ar stiprią pardavimo techniką, tokią, kokios neturi jūsų konkurentai. Argi tai nenuostabu? Su Odoo 8 versija viskas veikia realiu laiku, nes mes prižiūrime puslapį, mes valdome marketingo kompanijas ir sekame visus klientus. Mes stipriai įsitraukiame į pardavimų procesą, nes valdome pasiūlymų siuntimą. Turite bėdų su važtaraščių siuntimu? Jokių bėdų, tiesiog pasidalinkite jo ir bėda įspręsta. Nebereikia spausdinti ar siųsti elektroniniu paštu, užtenka dalintis, angliškai share. Pabaigai norėčiau parodyti, jau kadangi kalbam būtent apie websaito puslapio kūrimą, tai, sakykime, norėčiau pakalbėti apie modulių dėgymą, išdėgymą ir panašiai. Tai, sakykime, nuėjęs į settings skiltį, modulių skiltį, aš matau visus modulius, kurie apskritai yra įdėgti ar kuriais yra naudojama. Tarkim, aš per paiešką rašau website ir išmeta man visus modulius, kurie yra susijęs su puslapio kūrimu. Matau, kurie moduliai, tarkim, website builderis, kurį jau jums rodžiau, jisai yra instaliuotas. Sakykime, blogs, tai yra naujienos. Aš atsidarau naujienas, aš galiu pasiskaityti, kas tose naujienose yra įdomaus, ar man tai bus reikalinga ir panašiai. Engage with your visitors. Tai apie tai jau ir kalbėjau, kad galite bendrauti su savo vartotojais, kurie bus jūsų blogė. Visitors loyalty, Google Analytics, galite sekti visą SEO optimizaciją, taip toliau ir panašiai. Ok, man patinka visą tai, aš spaudžiu instaliuoti. Jeigu matot kelių mygtukų paspaudimu, štai, viskas. Blogai yra instaliuoti. Ir man iš karto meta. Let's start tutorial. Ok, pradedam start. Man rašo, kad per šią skiltį paspaudžius New Blog Post, pasirinkam vietą, Continue ir mes sukuriam naują blogą. Galiu parašyti blogo pavadinimą, vėlgi tų pačių blokų pagalba įdėti tam tikras skiltis, pakeisti paveikslėlius, pridėti teksto, taip toliau ir panašiai. Ir visa tai vos kelių mygtukų paspaudimu. Štai. Ir vėlgi, ta pati vieta. Visur vienoda praktiškai. Viskas yra identiška, kaip matėte, ir su produktais, ir su darbo skelbimais, taip pat ir su blogais. Jis nėra papublikuotas, vienas mygtukas, viskas. Atėjo naujienas, mano lankytojai matys šitą blogą ir galės perskaityti tam tikrą informaciją. Tai tiek šiandieną norėjau parodyti. Jeigu turite daugiau klausimų susijusių su Odoo sprendimais ar kitokiais sprendimais, galite į mus kreiptis, kontaktus matote čionais. Šios prezentacijos metu norėjau parodyti, kaip paprastai vos per kelias minutės mes galime susikurti savo puslapį. Iš tikrųjų, sukurti paprastą puslapį tikrai nereikia daug laiko, nereikia daug finansinių lėšų, taip toliau ir panašiai. Tiek, ačiū už dėmesį. Dabar galbūt peržiūrėsiu klausimus. Taip, kai rodėte pirmą web puslapio kūrimą ir parodėte, kaip atrodo mobilioji versija, ten buvo nupjautas viršaus vaizdas. Kaip pataisyti tokias klaidas, kad atrodytų tvarkingai mobilioji versija? Na, iš tikrųjų,
pataisyti galima būtų tiesiog pabandant pakeisti tos pačius blokus, tarkim, išimti ar pridėti naują bloką, taip toliau ir panašiai. Jeigu kažkas tai nesigauna, be abejo, visada yra tas pats HTML kodas, kurį galima labai paprastai pataisyti ir pakeisti. Tai yra tiesiog pradinis toksai įsivaizdavimas. Na štai, šitas mano galva atrodo visai neblogai, nes aš, kaip sakant, jau įdėjau darbo, pasistengiau, ten buvo sukurtas per kelias sekundės, sakykime taip, ne puslapis. O štai čia aš galiu atsidaryti ir matyti būtent mobilią versiją ir viskas kaip yra aišku ir nieko nėra nupjautų. Ar yra suderinamumas su Internet Explorer 7? Negaliu dabar pasakyti, bet manau, kad neturėtų būti tame problemos. Ar parduotate integruotą į apskaitą? Čia reikėtų patikslinimo, kas yra į apskaitą, kas pasikeitė apskaitos modeliuose V8 versijoje. Tai apskaitos moduliuose iš tikrųjų didelio pasikeitimo nėra. Yra vienintelis stambiausias toksai pasikeitimas, tai kad atsirado FIFO metodas, ko anksčiau nebuvo ir ko reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai. Tai dabar naudoti ODO 8 versiją, kaip pabrėžiu, ne buhalterinės apskaitos programą, bet verslo analitikos programą pasidarė žymiai paprasčiau ir žymiai aiškiau. Kokie pranašumai ir skirtumai lyginant tarpusavį ODO su Microsoft Dynamics Navision? Manau, kad funkcinių, tai iš tikrųjų, jeigu matau, kas paklausė, galėsiu realiai jums atsiųsti elektroniniu paštu tuos palyginimus, nes turėčiau, jeigu neklystu, 7 ODO versijos ir Dynamicso palyginimą. Na, bet tokie akivaizdus skirtumai tai yra visų pirma interfeisas. Ir antras dalykas, kas turbūt dabar krenta į galvą, tai yra kaina. Ar galima padaryti puslapį keliomis kalbomis? Be abejo galima. Ar į kainą įtraukti visi moduliai, ar galima įsigyti konkrečius aktualius modulius? ODO 8 versijos kainodara yra pagal modulius ir pagal vartotojus. Tai yra, jeigu jums reikia vieno modulio ir vieno vartotojo, bus viena kaina. Jeigu 2 modulių ir vieno vartotojo, vėlgi kita kaina. Visi moduliai. Tai dėl buhalterijos manau, kad atsakiau, kokie pagrindiniai skirtumai. Ataskaitų modulis, gal koks atsiradęs labiau išplėstas. Ataskaitų modulis iš tikrųjų, tai čia taip vadiname verslo analitika, iš tikrųjų jinai yra labiau išplėsta, bet šios prezentacijos metu aš to neliečiau, nes tai yra, manau, tam reikalinga atskira prezentacija. Ir anksčiau buvo galima traukti įvairiais pjūviais, bet šį kartą ką padarė, tai tiesiog yra netgi tam tikros prognozės, jeigu tvarkingai yra vedama informacija, tai galim nueiti, tarkim, į accountingą. Reportingą, atsiprašau. Na ir tarkim yra dashboardas. Esu jau sukūręs vieną dashboardą ir yra tam tikri matavimai, kuriuos aš galėčiau, tarkim, naudoti. Probability, probable revenue, planned revenue, delay to close, delay to assign, overpass deadline, quantity. Tai vėlgi įvairūs pjūviai, kurie ir buvo. Na ir viskas vėlgi statiškiau, gražiau ir paprasčiau. Tai mano galva šiek tiek pasikeitė ta verslo analitika ir tapo šiek tiek paprastesnė. Taip, dėl SEO klausimėlis yra. SEO tvarkomas per čia, spaudžiam promote, keywordus susidėliojam descriptioną ir tokiu principu yra tvarkomas SEO. Tai ODO puslapiai yra pilnai SEO optimizuoti ir atitinka visus SEO standartus.
Ar yra galimybė tiesiog apmokėti iš prekės, tarkim, naudojant Paysera atsiskaitimų sistemą? Yra galimybė, sujungimas yra su PayPal, su Paysera nėra. Jeigu yra tokia galimybė ir noras turėti šį sujungimą, tai dėl to esame ir mes, ORP komanda turi savo programuotojus, analitikus, kurie gali išsiaiškinti jūsų poreikius ir pateikti pasiūlymą būtent sujungimui su tam tikromis sistemomis. Apie pasiūlymus klientui. Jūs padarėte pasiūlymą, jį peržiūrėjote ir ODU sistema užfiksavo, kad klientas peržiūrėjo pasiūlymą. Ar ODU fiksuoja, kai pasiūlymą peržiūrėti tvarko pardavėjas? Ar nėra taip, kad peržiūrėjus pardavėjui buvo fiksuota, jog peržiūrėjo pardavėjas? Na, taip atrodo pagal jūsų demonstraciją. Supratau klausimą. Jeigu aš kaip pardavėjas peržiūriu, tada nerodo šitos vietos, bet jeigu peržiūriu kaip klientas, tai tiesiog man ir, ta prasme, ne sistemos vartotojas peržiūrė, tada tai ir parodo. Tiesiog dabar funkcijose nėra tai nustatyta ir bet kas peržiūrės šitą pasiūlymą, būtent parodys laiką, kada buvo jis peržiūrėtas. Tai tiek klausimų matau, daugiau. O koks yra, dar vienam, koks yra saugumas, jei sakote, kad galima peržiūrėti kliento ekrano vaizdą be atskiros programinės įrangos? Jūsų minėtame TeamViewer klientas turi pateikti ID ir slaptažodį. Dėl saugumo tikrai dabar nepakomentuosiu, tai yra atskiras klausimas ir šiai dienai negaliu pasakyti. Tai ką, ačiū Jums visiems uždėmesį. Manau, kad įrašą dar persiųsiu elektroniniu paštu ir į klausimus, kuriuos galbūt praskipinau netyčia dabar žiūrėdamas, atsakysiu vėlgi elektroniniu paštu. Ir manau, kad su Jumis dar susisieksime. Sėkmės, geros likusios dienos viso.